Kaip prisimeni Tėkmėje projektas, kaip gimė? Prisimenu, kad norėjosi kultūros sostinės metams sukurti kažką ypatingo, renginį, kurio dar niekada niekur nebuvo. Ir kadangi kultūros sostinė apima visą rajoną, Rumšiškės yra ypatingas miestelis, kuriame ir žmonės ypatingi, labai daug kūrėjų ir turim labai gražių vietų. Ir sutapo mintis turbūt tiek tavo, tiek mano, kai buvo karantinas, prasidėjo toks keistas dalykas, lyg ir ta kultūra tokia uždaryta nebegali būti, ją reikia nešti į kitas erdves. Tai ir gimė tokia kaip ir svajonė, tokia, kad kažkur padaryti ypatingą renginį. Ir klausantis tų senųjų rumšiškiečių, kadangi nesu kilus iš šitų kraštų, tai jie vis gražiai prisimena tas marias, Kokalnį, Joninių kalnelį, kad tenai vykdavo gražūs renginiai, visi susiburdavo ten ir vykdavo gražios popietės, joninės, didžiosios šventės. Ir ypatinga ta vieta Joninių kalnelis. Visi vadina Joninių kalneliu. Ta vieta ypatinga net ir simboliškai, nes tai lyg Joninių kalnelis yra šalia įlankos Rumšiškių ir kitapus įlankos yra Lietuvos etnografijos muziejus. Tai ir tarsi tokia simbolika, kad muziejus yra mūsų sakmės, senovė, papročiai, o šita pusė yra mūsų dabartis, mūsų šiuolaikiniai kūrėjai ir patys rumšiškiečiai. Tai va ta sintezė, tas susijungimas šitų erdvių tapo labai simbolinis. Nes idėja yra, kad tame renginyje ir parodytumėm savo kūrėjus, savo istorijas, savo identitetą, marias,